Tarptautinis vakcinavimo alijansas Gavi paskelbė, kad per 3 metus vykdytą skiepijimo nuo žmogaus papilomos viruso kampaniją pavyko išgelbėti beveik 1,5 milijono žmonių. Apie šį virusą, apie jo keliamą grėsmę ir žinoma prevenciją laidoje papasakos Baltijos Amerikos klinikos gydytoja akušerė ginekologė Violeta Stigienė. Labas rytas. Labas rytas. Gerbiama Violeta, ar pirmiausia galite mums trumpai papasakoti apskritai apie žmogaus papilomos virusą, kuo jis pasižymė, ar jo sukeliama infekcija yra dažna? Tai yra dažniausiai lytinių kelių perduodama infekcija ir maždaug 4 iš 5 lytiškai aktyvių asmenų bent kartą gyvenime su ja susiduria. Šis virusas, žinau, kad turi daug tipų. Ar labai skiriasi tų skirtingų tipų pavojus keliamas žmogui? Šiuo metu mes žinome virš 200 tipų ir apie 40 tipų mes randame lytinio organų gleivinėje. Pagal onkogeniškumą ŽPV virusai skirstomi į didelės ir mažos rizikos ŽPV virusus, tai yra pagal jų savybę ir gebėjimą sukelti vėžį. Na ir šiuo metu didelės rizikos, aukštos rizikos ŽPV virusų mes išskiriam 14, tikriausiai ateityje jų bus dar daugiau, nes tyrimai vis dar vyksta. Na ir jie sukelia tiek ikivėžinius susirgimus, tiek vėžį. Mažos rizikos ŽPV virusai sąlygoja karpų atsiradimą. Ar tie ikivėžiniai, vėžiniai susirgimai yra esminė grėsmė, taip pat paminėtas galimas karpų atsiradimas, ar yra ir tam tikrų kitų pavojų, kuriuos gali šis virusas sukelti, ir vis tik koncentruojamės ties onkologinių ligų grėsmė? Viena pagrindinių baimių tai yra būtent ikivėžiniai ir vėžiniai susirgimai ir jų nustatymas laiku ir gydymas. Kalbant apie onkologinius susirgimus, ar čia svarbu akcentuoti tik gimdos kaklelio vėžį, ar žmogaus papilomos virusas gali sukelti galbūt ir kitas onkologinės ligas? Žmogaus papilomos virusas aukštos rizikos moterims gali sukelti ne tik gimdos kaklelio vėžį, bet ir makšties, vulvos, išangės, kalbant apie vyrus, tai yra varpos, išangės ikivėžiniai susirgimai bei vėžys. Taip pat abiejų lyčių atstovams tai gali būti burnos, liežuvio šaknies, seilių liaukų, tonzilių, gerklų vėžys, ir žinoma mažos rizikos ŽPV virusai gali sukelti minėto organų karpas. Ar labai sudėtinga šį virusą pastebėti, ar jis pastebimas įprastai tyrimų metu? Paminėjote tikrai labai didelį šio viruso dažnį. Ar atpažinti jį yra paprasta? Dažniausiai infekuotas asmuo nejaučia jokių simptomų. Ir normoje maždaug 9 iš 10 asmenų jisai išsivalo per 2 metus. Tačiau reikia nepamiršti, kad nors ir nesant simptomams, pokyčiai gali jau vykti ir be to šis virusas gali būti perduodamas partneriui. Ar esminė prevencijos priemonė yra skiepai? Jeigu taip, ar galite truputėlį papasakoti apie esminės skiepijimo rekomendacijas, kada tą reikėtų daryti? Geriausia pradėti skiepijimą iki lytinio gyvenimo pradžios, tai yra vaikystėje, jaunystėje. Ir šiuo metu Lietuvoje mes turim šią programą, kai skiepijamos ir mergaitės, ir berniukai. Ir nustatyta, kad šis skiepas yra tikrai labai efektyvus. Tyrimo duomenimis apie 100% jisai apsaugo nuo 16 ir 18 tipo sukeliamų gimdos kaklelio ikivėžinių susirgymų, apie 90% apsaugo jaunuolius nuo lytinių karpų, nuo varpos ikivėžinių susirgymų, taip pat apie 78% apsaugo nuo išangės ligų, kurias gali sukelti tiek aukštos, tiek mažos rizikos ŽPV virusai. Gerbiama gydytoja, ar skiepyti rekomenduojama ne tik mergaitės, bet ir berniukus? Jūs paminėjote tikrai ne vienos onkologinės ligos grėsmę. Mes turbūt įprastai žmogaus papilomos virusą asocijuojame su gimdos kaklelio vėžiu, bet ar skiepyti reikėtų ne tik mergaitės? Žinoma, šis virusas labai plačiai paplitęs ir jisai yra tiek pavojingas moterims, tiek pat pavojingas ir vyrams. Ir be to, jeigu mes norim užtikrinti maksimalų šios prevencinės priemonės efektyvumą, turim skiepyti ir berniukus, ir mergaitės.
Ir ką reikėtų daryti, jeigu vis tik žmogus, kuris nėra pasiskiepijęs, nes nemokamai skiepijimą regis iki 18 metų, štai išsitiria ir tas virusas yra pastebimas. Ar galima kažkaip sumažinti riziką, pavyzdžiui, susirgti viena iš onkologinių ligų, kas apskritai yra daroma tokiu atveju? Reikėtų prisiminti, kad šis skiepas nėra gydomasis skiepas. Tai ir visgi yra prevencinė priemonė, tačiau jisai gali apsaugoti nuo kitų ŽPV tipų. Taip pat nustatyta kryžminė jo apsauga, tai yra jisai gali apsaugoti nuo kitų tipų, nuo kurių jisai net nebuvo sukurtas. Jūs taip pat paminėjote, kad virusas, įprastai organizmas įsivalo per maždaug, jeigu supratau gerai, 2 metus. Ar tai reiškia, kad ta rizika su virusu pasišalina ir vis tik, jeigu jau mes buvome užsikrėtę, ta rizika, turint galvoje, kad nebuvome pasiskiepiję, išlieka? Žinoma, kad jinai išlieka, kad galima vėl infekuoti šiuo virusu ir net jeigu ir buvai kažkada nustatytas ŽPV virusas, tai pasiskiepyti būtų naudinga. Pakartotinis užsikrėtimas taip pat galimas. Apie ką turėtų pagalvoti ir vyrai, kuriems buvo arba yra nustatytas žmogaus papilomos virusas, nes čia šiuo atveju yra svarbus labai ir sąmoningumas, tai yra pagalvojimas ir apie savo partnerę arba partnerį. Tai iš tikrųjų vyrai turi būtinai pagalvoti apie savo partnerį ir kad jie gali perduoti šį virusą savo partneriai, bet be to jie turėtų pagalvoti ir apie save, apie savo sveikatą, kaip ir minėjau, gali būti šis virusas pavojingas tiek pat ir vyrui. Tai viena pagrindinių prevencinių priemonių tai būtų būtent skiepai. Gerbama Violeta, dar šiek tiek apie jūsų gydytojos praktiką teiraujantis, ar žmonės jau pakankamai iš to, ką jūs pati liudijate, žino apie žmogaus papilomos virusą, ar vis dar susidurėte su, pavyzdžiui, nuostaba dėl galimos grėsmės, kalbant apie ligas, kurias gali sukelti šis virusas, ar vis tik tų žinių, kalbant apie pacientus, jau yra gerokai daugiau? Aš manau, kad žinių labai trūksta dar ir mes turime kalbėti daug apie šį virusą ir garsiai, nes dar iškyla labai daug klausimų tiek jaunom mergaitėm, tiek vyresnio amžiaus moterims ir dar yra daug neatsakytų klausimų. O ar sudėtinga būna pacientus paraginti, kad štai jie pasiskiepytų arba paskiepytų savo artimuosius, savo vaikus nuo žmogaus papilomos viruso? Dažniausiai moteris pradeda skiepytis tada, kai jau nustatomas jau virusas, jos išsigąsta ir tada jau pradeda domėtis, kaip jos čia gali savo padėti. Tai, kaip ir sakiau, tai nėra gydomoji, jinai tikrai nepagydys jau nuo esamos infekcijos, bet jinai gali apsaugoti nuo kitų tipų. Ir taip, moteris tada jau domisi, sužino apie įmanomus skiepus, 2-valenčiai, 9-valenčiai, kokie čia geriausi ir tada pradeda domėtis ir skiepytis. Bet taip, kad sąmoningai iki viruso nustatymo, tai tikriausiai labai mažas procentas moterų pasiskiepė. Ačiū Jums už tikrai vertingą, prasmingą žinią, už visuomenės informatumo didinimą. Dėkoju už atvykimą į studiją. Kalbėjausi su Baltijos Amerikos klinikos gydytoja, akušere, ginekologe Violeta Stygiene. Kalbėjomės apie žmogaus papilomos virusą, apie skiepijimą nuo šio viruso. Skiepai yra veiksminga priemonė ir tikrai sudėtingų diagnozių, tai yra onkologinių ligų užkardymas. Mes